Sveiki, esu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokytoja Vaida Ščiučkienė. Šiandien noriu Jums parodyti, kaip atlikti parafino procedūrą rankom. Pirmiausiai pasiruošiame reikiamas priemonės parafino procedūrai atlikti. Klientė atsisėda jau nusiplovusi rankas, tuomet imu dezinfekuojantį losjoną, juo nupurškiu klientės plaštakas, švelniai įmasažuoju. Tuomet sekantis etapas yra rankų šveitimas. Priemonę visą laiką pirmiausiai deduosi į savo delnus ir tik paskui paskirstau ant kliento odos. Ir masažiniais judesiais, sukamaisiais įmasažuoju rankų šveitiklį, kad pašalinti negyvas odos ląsteles ir kad mūsų procedūra būtų efektyvi, kad geriau įsigertų po šito etapo tepamas kolageno pienelis. Kiekvienai plaštakai skiriam maždaug po 1-2 minutės. Skiriame dėmesio ir viršutiniai plaštakos daliai ir taip pat svarbu apeiti ir kiekvieną pirštelį, apgaubiant nagą ir aplink jį esančias odeles, nes tose vietose dažnai būna suragėję. Atlikus šveitimo etapą, paprašome, kad klientė nueitų ir nusiplautų savo rankas ir jas nusisausintų. Tuomet sekantis žingsnis – kolageno pienelis. Imame taip pat ne itin didelį kiekį, pasiskirstome savo delnuose ir tuomet tepame ant klientės odos. Mums svarbu, kad kolageno pienelis būtų įmasažuotas, kad jo nebūtų per didelis kiekis. Taip pat tepant kolageno pieneliu apeiname ir kiekvieną pirštelį, ne tik tais plaštakų viršų. Sekantis mūsų etapas – reikia rankas merkti į paruoštą šiltą parafino vonelę. Labai svarbus žingsnis paprašyti, kad klientė pasitikrintų su savo vienu pirštu, ar jai nėra per karšta. Ir jeigu temperatūra yra tinkama, tuomet merkiame plaštaką kuo giliau, kad apsemtų ir mūsų riešą. Tuomet po vieno karto ištraukiam, palaukiam, kol nustoja varvėti, tuomet
merkiama antrą kartą. Merkiam į vonelę 2-3 kartus, šiuo atveju merkiame 2 kartus, tuomet imame polietileninį maišelį, jį užsukame, apgūbėme, kad neišgaruotų mums greitai šiluma, tuomet dedame į frotinę pirštinę. Ir tą patį pakartojame su sekančia ranka. Labai svarbu, kad klientė prieš procedūrą būtų nusiėmusi visus rankų papuošalus. Uždėjus parafino aplikaciją, paliekame ramiai sėdėti klientę maždaug 15-20 minučių. Po 15-20 minučių turime pašalinti parafino aplikaciją. Pirmiausiai nuimame frotinę pirštinę ir tada per maišelį pamasažuojam, kad parafinas atkibtų nuo mūsų rankos ir kad lengviau pasišalintų. Ir tada nuo viršaus po truputėlį pradedame tempti žemyn ir taip pašaliname maišelį su parafino aplikacija. Ši procedūra yra itin tinkama ir naudinga, kas turi sausą rankų odą. Taip pat yra prevencija ir prieš pigmentinės dėmes ir puikiai padeda, kas turi sąnarių skausmus. Nuėmus aplikaciją pasižiūrime, ar nėra likusių parafino likučių, ir jeigu jų yra, pašaliname. Ir tuomet mūsų paskutinis etapas, baigiamasis rankų kremas. Priemonės imame ne itin didelį kiekį ir taip pat masažiniais judesiais įmasažuojame į plaštakų odą. Po šios procedūros klientės rankų oda būna pamaitinta, pridrėkinta ir itin švelni. Ir ši procedūra maždaug trunka apie 30 minučių.